Gerai, dabar jau galim tikrai rimtai kalbėti apie, nežinau apie ką, bet kalbam apie tai kažką. Tai klausimas būtų toksai, kaip manote, kiek svarbu viešas kalbėjimas jaunam verslininkui? Ir, ir kokia bendra situacija šiandien yra su jaunais verslininkais? Tikriausiai pradėkime nuo bendrosios situacijos. Ką mes pastebime, kad tiek mokyklose bendro lavinimo, tiek ir universitetuose vis dar nėra pakankamai lavinamas viešas kalbėjimas, tai yra prezentacinių įgūdžių stiprinimas, o yra kažkodėl tai stiprinama rašytinė kalba. Aš pasakyčiau dar baisiau, ne tai, kad nėra lavinamas, bet kitą kartą net ir slopinamas noras eiti ir viešai kalbėti. Todėl, kai ateina jau laikas pardavinėti savo verslą ir tas pardavimas prasideda nuo savęs, čia įvyksta didysis žingsnis, kurį turi padaryti pradedantieji verslininkai, žengti tą žingsnį ir išmokti kalbėti. Todėl nebijau to žodžio, kad su Viktorija mūsų misija, ir aš nebijau tikrai, tai yra mūsų misija, kad mes pakeltume tą viešo kalbėjimo etaloną savotišką Lietuvoje ir ne tai, kad mes ten techniškai mokėtume kalbėti, bet kad mes ateitume prieš auditoriją, pasakytume tą, ką norime ir auditorija mus išgirstų ir prisimintų, o paskui ir darytų. Ir išsineštų tą žinutę, kurią mes pasakėme, o ne kažką aplinkui. O ką reikia daryti, norint kalbėti, parduoti savo verslą? Du dalykai, ką reikia daryti norint parduoti ir kiek kitaip, ką reikia daryti norint kalbėti. Tai pirmiausia reikia išmokti kalbėti, o paskui išmoksim ir parduoti. Tai ką reikia daryti? Reikia praktikuotis. Pirmiausia, jeigu kalbam apie viešą kalbėjimą, reikia praktikuotis. Praktika yra dvejopa. Yra iš savęs, aš tiesiog darau klaidos, vėl darau, yra gerai. Bet yra ir specialistai, kurie investuoja į save, investuoja į programas, investuoja į mokymo metodus ir tai yra kaip ir greitesnis kelias visą tą pasiekti. Nes jie gauna grįžtamą ryšį. Jie padaro, tai ką jie padarė yra aptariama ir tada jau jie gali daryti sekantį žingsnį su aiškiais pokyčiais. O ką reikėtų daryti, kad tu parduotum savo tą verslą? Tiksliau net ne verslo nereikia pardavinėti. Reikia pardavinėti tada, kai jis yra pyke. Ir kai tik pradeda nusileidinėti už ir jie atiduodi. Už gerus pinigus. Bet jeigu mes kalbam apie idėją, apie pardavimą investuotojams, tai pirmiausia reikia labai tikėti tą savo idėją. Ir reikia nebijoti tą idėją iš visų pusių analizuoti. Kai mes kalbam apie grįžtamą ryšį, ten yra dalis kritikos. Tai reikia nebijoti išgirsti kritikos, kad ne visada tavo tuometinė idėja yra gera. Ir klausimas nekabėti. Ar reikia kabėti toje praeitėje? Klausimas, o kaip toliau per diskusijas aš išgryninsiu idėjos privalumus, ją praplėsiu ir tada pateiksiu tokią formą, kokia tinka investuotojams. Ir čia atsiranda viešo kalbėjimo geri dalykai, kurie sudeda normalias technikas tam, kad aš atiduočiau struktūrą, atiduočiau baigtinį skaičių žinučių, tokią skaičių, kad investuotojai suprastų. Ir apskritai, kad per kelias minutės jas pasau pasakytų, verta idėja, investuojam, neverta idėja, dar prie jos padirbėkite. Supratau, gal galite kokį palinkėjimą dalyviams? Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti didžiausią dėkui ir dar didžiausia pagarba tiem dalyviam, kurie buvo kartu su manim ir su Viktorija. Tai reiškia, jūs esate tas avangardas ir aš drąsiai sakau, tie pirmieji, tas tikrasis ledlaužis, kur verslas bus jūsų rankose ir jums labai seksis. Aš labai linkiu, kad jeigu eisite, suklupsite, džiaukitės tuo procesu. Nes suklupimas dar kartą leidžia patikrinti, kad mes esam tvirtame kelyje. Ir eikite toliau. Visko bus ir juoda, ir balta, bet pasaulis yra spalvotas. Ir tegur toliau jis būna spalvotas. Ir jeigu kartais norėsite pastiprinti viešo kalbėjimo įgūdžius, jūs visada žinote, kad yra fantastiški du žmonės, Viktorija ir Igoris. Ir mes jums tikrai padėsime.